bendražygiai. Kadangi visi labai rimtų tonų pradėjo tą susitikimą, aš tikiuosi, kad pavyko šiek tiek atsipalaiduoti, o kartu ir pavyks diskutuoti labai svarbiomis temomis. Aš daug gavau klausimą, kodėl vis dėlto aš nusprendžiau grįžti į nacionalinę politiką. Ir aš galiu pasakyti labai paprastai. Toks, koks aš šiandien stoviu prieš jūs, ką galbūt man pavyko pasiekti gyvenime, tai realiai tam įtakos turėjo 3 faktoriai, 3 žmonės. Tai yra mano mama, kuri disciplina, sunkių darbų mane užaugino, mano šeima, ypatingai mano žmona, kuri mane visą laiką palaikė, ir valstybė, kuri man suteikė platformą kurti, įgyvendinti savo idėjas. Ir būdamas iš visiškai paprastos šeimos, man pavyko kartu su visų tos valstybės kūrėjų pagalba 4,5 metų sėkmingai juos atstovauti Europos ir, sakyčiau, pasaulio lygmenių. Visų valstybės kūrėjų. Valstybės kūrėjai nėra tik politikai. Valstybės kūrėjas yra ir medicinos darbuotojas, kuris už algą, už kurią praktiškai nebegali išgyventi, vis tiek iki galo rūpinsis ligonių. Ir ugnigesys gelbėtojas, žinodamas, kad galbūt neturėdamas pakankamai aprūpinimo, jis vis tiek važiuos ir gelbės gyvybės. Galų gale ūkininkas, kuris pasirūpins, kad net sunkiausių momentų mes turėtume ką valgyti. Visi jie yra valstybės kūrėjai. Ir šiandien daugelis tų valstybės kūrėjų prašo labai elementaraus dalykų iš mūsų. Jie nori išgyventi iš savo veiklos. Iš savo veiklos, kurią jie myli, kurią jie didžiuojasi, kurią jie atidavė dešimtmečius. Aš manau, yra nesąžininga, kai po 30 metų mes prieiname tašką, kai būtent šie žmonės gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, kai šie žmonės turi pildyti tūkstančius lapų, kad prašyti kažkokių tai subsidijų ar išmokų. Todėl šiandien aš ir prisijungiu prie Demokratų partijos vardan Lietuvos, nes aš tikiu, kad jūs tie, kurie nešate tą pokytį. Leiskit man susifokusuoti šiandien ir pakalbėti būtent apie demokratus. Kai dalyvavau partijos įkūrime, pirmajame suvažiavime, aš sakiau savo kalboje, kad noriu Lietuvos, kuri būtų pirmiausia gerbiama. Gerbiama tarptautinėje arenoje, kuri būtų laikoma stabilia, patikima, konstruktyvia partnerė ir sąjungininkė. Bet to Lietuva, kuri būtų saugi kiekvienam, čia gyvenančiam, čia kuriančiam, svajojančiam. Ir aš net nebijoju, kad galų gale mes kartu galime pasiekti, kad Lietuva nepasiduotų skaldymui ir neatsirastų žmonių, kurie būtų prastesni ar nebereikalingi. Šiandien net iš Briuselio viešai matyti, kad mes tampame konfliktiškų ir pakankamai toksiškų partnerių. Nenoriu tokio vaidmens Lietuvai primesto dabartinių valdančiųjų. Ypatingai tokių laikotarpių, kai saugumas patiria labai rimtų iššūkių. Pakalbėkime, ką Demokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos gali pasiūlyti Lietuvai, Lietuvos visuomeniai, bet galų gale ir Europai. Apie tai, kas mes esame ir kuo turime būti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Visų pirma, demokratai nerūšiuoja žmonių. Nesame nei miestų, nei regionų partija, mes esame visos Lietuvos partija. Dešimtmečius intensyvėjantis atotrūkis tarp miestų ir regionų visuomet buvo viešųjų paslaugų administravimo klausimas. Optimizacijos ir panašus procesai. Tačiau pastaraisiais metais išryškėjo nauja tendencija politikoje. Nacionalinės partijos, jos didžiuojasi save vadindamos miestų partijomis, kai kurios net neišlenda iš vieno miesto. Kitos atvirkščiai konstatuoja, kad jie atstovauja tik regionų rinkėją ir miestai jiems net nėra įdomus. Ir tai yra didžiuliai spąstai Lietuvos demokratijai.
Dviejų Lietuvų legenda visuomet buvo ciniška. Ji buvo skaldanti, ji buvo pražūtinga, tačiau tai nebėra siaurų žmonių grupelių arogancijos ir pasipūtimų reikalas. Tik pirmajai Lietuvai dirbančios miestų partijos, jos paprastai vadovaujasi liberalia pasaulėžiūra. Mes pirmiausia ne liberalai, o demokratai. Ir tai reiškia, kad rūpindamėsi įvairiomis mažomis turime nepamiršti ir daugumos. Nemokyti, o girdėti tautą. Ne Lietuva vardan Vilniaus, o Vilnius vardan Lietuvos. Antroji pražudinga tendencija Lietuvai, prie kurios lyg ir visuomenė baigia priprasti, be ne kiekvieną savaitę Lietuvos gyventojai stebi konfliktus. Prezidentūros, vyriausybės ir dažnai klausimuose, kuriuose net nėra, ar bent jau neturėtų būti rezonansiniai. Viena iliustracija – Vokietijos brigada. Gyvybiškai svarbus projektas. Visi prisimename, kad Vokietija buvo ta pirmoji šalis, kuri stojo ginti Lietuvos prieš Kiniją. Vokietija yra strategiškai svarbi Lietuvai valstybė. Tai valstybė, kurios mums ateityje svarba tik auks ir kuri prisiims neproporcingai didelę dalį už Europos saugumo architektūrą. Visgi Vokietija ir jos ambasadorius net 2 kartus per vieną kadenciją turėjo griežtai pareikalauti nustoti valkioti Vokietijos vardą per purvus Lietuvoje. Ar pamentate, kada paskutinį kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje taip buvo nutikę, kad vakarų valstybės ambasadorius viešai reikalautų nustoti valkioti valstybės vardą per purvus? Nepamenate, nes niekada taip ir nebuvo. Ir tai nėra izoliuotas reiškinys, nes analogišką situaciją matėme ir mokesčių reformos kontekste, kur garsiai dužo indai, 2 tos pačios vyriausybės ministrai pradėjo peštis ir į vidaus rietenas netgi pradėjome traukti ir ES institucijas. Mes turime suprasti tokių įvykių gravitaciją. Mes Lietuvoje nuolat kalbame apie išorės grėsmės Lietuvos demokratijai. Tačiau pamirštame, kad egzistuoja ir vidaus grėsmės. Ir tai, kad dužtančių lėkščių aidas nukeliauja iki pat tarptautinės erdvės, taip pat žymi naują liūdną etapą Lietuvos demokratijai. Etapą, kuris reikia pripažinti, nėra geriausias Lietuvai. Etapą, kuris byloja, kad pavertę politiką realybės šou, iškėlę valstybę į Facebooką, rinkdami gražiausias asmenybės, į šalį stumėme ne politinius oponentus, tačiau pačią Lietuvos demokratiją, žmonės, kurie neatitinka socialinių tinklų standartų. Todėl mes privalome būti tais, kurie mato šias problemas, nes esame demokratai. Net ir tada, kai reitingų lentelių viršūnėse yra partijos, kurios atvirai vengia prisiimti atsakomybės ir žaidžia katės pelės žaidimą. Mes esame tie, kurie nevengiame prisiimti atsakomybės už savo sprendimus ir nuolat ieškome sprendimų, kaip apginti Lietuvos žmogų. Aš puikiai prisimenu darbą Sauliaus Skvernelio vyriausybėje, reaguojant į kiekvieną problemą. Ir už tai kartais net sulaukiant patyčių, pašaipų, ar tai būtų rusnės estakada, ar galų gale elementarios kainos žmonėms, kuriuos juos smaugia. Premjeras ieškojo sprendimų. Dabar lengviau yra pasakyti, išsirinksit kitus. Gerbiami draugai, kolegos, aš tikiu, kad mūsų vertybės, mūsų valstybės vertybės, tai yra dalykai, kuriuos verta ginti, saugoti ir puoselėti. Ir juos kasdien nešioti savo širdyje ir galvoje. Aš tikiu, kad kaip visuomenė galime išmokti kovoti ne sąmokslo teorijomis ir bjauriausio epitetų rinkimais, tačiau idėjomis ir argumentais. Aš tikiu, kad tai yra kertinis demokratito bruožas. Ir demokratija pirmiausia prasideda nuo diskusijos, ne nuo rinkimų. Ir aš tikiu, kad žmonės yra pavargę nuo nesibaigiančių skandalų, rietenų. Jiems labiau už viską trūksta elementaraus saugumo ir stabilumo. Galų gale atvirumo.
Ir aš tikiu, kad mes tikrai jiems galime atnešti ramybę. Prisiėmę atsakomybę už juos, už jų ateitį, už jų gerovę, galų gale įtraukia juos dirbti ir kurti drauge. Aš tikiu, kad tai yra tikras demokrato darbas. Dirbti vardan Lietuvos, dirbti vardan demokratijos ir kiekvieno Lietuvos žmogaus. Ačiū.